Mes trupučiuk pakalbėjom, kas yra išsilavinimas, kad tai iš tikrųjų, jeigu žmogus gauna žinojimas, jis turi keistis. Ir dabar noriu pakalbėti apie struktūrą, kokia pas mus bus programa, kokį mano nuolankus prašymas visiems jums, jeigu jūs norėsite dalyvauti šitoj programai iki galo daryti. Pagrindė visi gyvena namuose ir niekas iš jūs neturėjo galimybę gyventi šventykloje, kur jeigu mes turėjom tokią Bhakta programą, kurią 5-6 kartų per savaitę, praktiškai kiekvieną dieną, ir žmogus gyvena šventykloje, per 3 mėnesius praėjo visą apmokymą ir ta prasme tai buvo gan intensyviai, gan efektyviai buvo. Bet todėl, kad pas mus toks vieną kartą į savaitę tik tai ir mes neturim galimybę gyventi šventykloje. Nors, pavyzdžiui, Šilos Prabhupados laikų visos šeimos žmonės irgi gyvena šventykloje. Aš nežinau, kaip jie ten gyvena, todėl kad gyvena kaip brahmachari visi, ir vyrai, ir moteris, ir Prabhu Mataji visi gavo tą ypatingą patirtį. Todėl, kad šitas kursas būtų efektyvus, yra tam tikra sistema, kurią aš pasiūlysiu, ir jeigu jūs sutinkat su su šitą sistemą panaudoti per tą 6 mėnesius, pasitemti trupučiuk ir pritaikyti savo gyvenime, aišku, jums gali pasirodyti, aišku, kažkas tai viską daro, ką aš paprašysiu, bet aš paprašysiu keletų tokių dalykų. Tai labai padės mums, jūs patys pajausit, koks dvasinis progresas bus iš karto. Ir Bhagavad Gitoje Krishna sako, tad vidhi pranipatina pariprašnena sivaya, pasistenk sužinoti tiesą, kreipdamas į dvasinį mokytoją, nuolankiai tarnauk jam, ir klausk jį, tarnauk ir būk nuolankus. 3 dalykas sako. Dažniausiai mes gaunam žinių labai daug, bet irgi praktika rodo, kad tiesiog gaudamas žinių žmogui gan sunku keistis. Bet kada jis praktiškai daro kažkokį tą atsidavimą tarnystę, tada labai stipriai valosi širdis. Todėl viena iš tokių prašymų bus, aš išdalinsiu paskui tokius anketėlis, kurias paprašysiu užpildyti visus, kas norės praeiti visą programą. Ir vienas iš aspektų, jūs čia turite jau pastovų tokį centrą, jo, Bhaktai. Tai, kad kiekvienas, kas eis Bhakta program, turėtų kažkokį tai praktinį tarnystį kiekvieną savaitę. Ta prasme, nors vieną kartą į savaitę čia pas jūs. Tai aš nežinau, kas pas jūs vadovas dabar. Jūs galit susitarti, kad praktinį atsidavimą tarnystį turėtų čia kažkokį tai. Tai labai, labai valo širdį. Vieną kartą filosofas, vienas profesorius, atėjo pas Bhaktisiddhanta Sarasvati, sako, Maharaj, turiu klausimų jums. Maharaj sako, aš dabar užimtas, palaukit, ir jis paprašė pudžarį užimti plovimą, parafernalijos, dar kažką tai, ir su tokiu entuziazmu plovė, ir kada jis plovė, visi atsakymai jam atėjo į praktinį atsidavimą tarnystį, labai, labai valo širdį. Pavyzdžiui, visi nauji bhaktai praeina, pavyzdžiui, per virtuvę šventykloje, valyti podus po sekmadieninės programos. Daugybė podas, aš prisimenu, mes iki 2 nakties valėm podus. Ir tai valo širdį, realiai valo širdį. Tai vienas iš tokių prašymų. Ir paskui mes turėsim tokį, kaip nedidelis ataskaitėlis, ką jūs darot kiekvieną savaitę. Kažkokį tai, jūs, kas atsakingas dabar už centrą, Vienu žodžiu, per savaitę tie, kurie norės praeiti Bhakta programą, turės gauti kažkokį tai tarnystį reguliariai, tarnystį čia pas jūs. Ar dažniau, ar 1 kartą per savaitę, ar 3 kartų, ar 10 kartų per savaitę, kaip jie išeis žmonėm, gerai? Čia vienas iš tokių dalykų bus. Mes turim daug teoretinių žinių, bet tarnystės nuotaikos pas mus labai
mažai tarnystės nuotaikos, o turim tiesiog dėkti, norėti tarnauti Viešpačiui Krišnai. Paskui, jo, čia bus anketa, labai paprasti klausimai, standartiniai, kurie gal jau kitur girdėjot. Ką jūs tikitės iš šito kurso asmeniškai? Aplamai, ko jums patrauklus iskonas arba šitą dvasinį praktiką. Labai svarbu irgi prašymas pasistengti pritaikyti. Aišku, šitas kursas iš karto, aš nenoriu iš karto jūs išgąsdinti, apriboti kažkaip, todėl kad dvasinė praktika turi du dalykus. Vidhi ir nišethi. Taisyklės ir rekomendacijos tam tikros. Tai ką draudžiama ir tai, ką įkvėpi žmogų, ir tai, ta prasme, neigiamos taisyklės ir pozityvus taisyklės. Pozityvų tai yra, pavyzdžiui, klausyti, kartoti, o neigiamas, pavyzdžiui, nedaryti tą ir tą. Aiškiai, tai yra neigiamas. Ir iš mano prašymo nebus nieko neigiamas. Aš nesakysiu jums laikytis 4 reguliuojančius principus. Čia yra neigiamas tokias. Šrila Prabhupada, kada pradėjo Krišnos sąmonį judėjimą, jis apie principus paminėjo, apie kažkokį tai draudimus paminėjo Bhaktam, kada Bhaktai pirmą iniciacija buvo. Bhaktai jau praktikavo kažkokį tai laiką, ir Prabhupada sako, nuo šios laikus jūs turit laikytis principų. Ir Bhaktai, taip. Todėl iš pradžių praktika turi būti tokia, kad mes turim pabandyti gauti dvasinį skonį. Todėl, kad kada žmogus gauna skonį, natūraliai dalykai, kurie neigiami, žmogus jos atsisako natūraliai. Todėl tokie prašymai, pageidavimai, kad jeigu jūs norit iš tikrųjų pajausti didžiulį skonį iš to kursą, jūs turit kiekvieną dieną skirti minimum po pusvalandį skaityti reguliariai Prabhupados knygos. Praktinė tarnyba. Prabhupados knygos praktinė tarnyba. Valgyti tik paaukotą Krišnos maistą. Todėl, kad jūs, aišku, aš žinau daugybę šeimos žmonės, kurie ne visada valgo paaukotą maistą. Tai va, pasistengkite tiesiog valgyti paaukotą Krišną visada maistą. Nors pusė metų, šitas pusė metų. Paskui galit nevalgyti, kaip nors. Bet nors pusė metų pabandyti, išbandyti. Lankyti bhakti kursą nuo pradžios iki galo. Čia viena iš prašymų. Todėl, kad pats pravedžiau iš tikrųjų daug kursų ir su kitais organizatoriais kalbėjau, kad tai labai efektyviai, kada lanko tie patys žmonės ir kad nėra atsitiktinių tokių klausytojų. Todėl, kad dėmesys iš karto visi užsiima ir visi žino ir kiekvienas dalyvauja ir tai yra efektyvu labai, kada tie patys žmonės ir nėra atsitiktinių klausytojų. Aišku, tai nereiškia, kad čia kažkokia tai privilegija, ne privilegija, kiekvienas turi galimybę ir dvasiškai praktikuoti. Tiesiog mes kalbam apie tai, kad tai būtų efektyvu labai. Paskui per šitą visą kursą perskaityti, kaip minimum perskaityti 3 knygus, tai yra savęs pažinimo mokslą. Kas skaityti, dar kartą paskaitykite, todėl kad bus klausimai ir tam tikri klausimai iš tos knygos. Savęs pažinimo mokslą, Šrilos Prabhupados knyga ir Bhagavad Gita. Kas visą Bhagavad Gita perskaitė? Visi gal. Kiek? Visi perskaitė. Ne visi, aš neperskaičiau. Šrila Prabhupada sako, jeigu jūs perskaityt knygą ir galvojat, kad aš jau perskaičiut, sako, negalvokit, kad jūs perskaityt, jūs turit pastoviai skaityti. Ir šiandien kaip tik apie įsilavinimą skaičiau Prabhupados frazę, sako, savo knygose aš išdėsčiau tiek daug filosofijos, taip plotna, kaip lietuviškai. Taip tankiai, jo, kad iš pirmą kartą, kada jūs paskaitysit, jūs daugybį dalykų galite nesuprasti. Todėl jūs, kad suprasti, turit skaityti vėl ir vėl. Šrila Niranjan Maharadža pasakoja istoriją, kada į Bostono šventyklą paskambino vienas žmogelis, tai buvo buvęs policijos komisaras,
Ir jie pradėjo kalbėti ir pasirodo, jis turi vienintelį, ne vienintelį, jis skaito, jam labai sužavėjo Prabhupados Bhagavad Gita ir jis ją skaitė jau 100 kartų skaitė. Sako, žmona eina po parduotuvės, aš sėdžiu mašinai, skaitau Bhagavad Gita. Ir man nesvarbu, kiek jinai valandų ten yra, todėl kad aš skaitau Bhagavad Gita. Ta prasme, skaityti Prabhupados knygus reguliariai kiekvieną dieną. Ne taip, kad vieną dieną paskaitot, kiekvieną dieną. Jūs turėsit dienoraštį ir žymėsit. Aš kiekvieną savaitę atvažiuosiu ir pasižiūrėsiu, kaip jis progresuoja. Paskui Hare Krishna Mahamantra. Prašom, aš nežinau vėl, kiek jūs kartuojat, minimum 8 ratus, nedarydamas nieko, tiesiog sėdat ir kartuojat. Jeigu nemokat, negalit sėdėti, vaikščiot, nieko nedaryt. Viena iš tokių taisyklių, nieko nedarot, kada jūs kartuojat Hare Krishna Mahamantrą. Todėl, kad bhaktai daro viską, kada kartuoja šventus vardus. Skaito, sėdė prie kompiuterio, prie televizorių, kada jūs kartuojate. Jūs turite išskirti kiekvieną dieną laiką, kad sukartuoti savo džapą be jokių trukdžių. Čia irgi vienas iš tokių dalykų. Kaip minimum 8 ratų. Jeigu žmonės turi tam, kaip minimum, tiek. Todėl, kad sąmonė tam tikrą lygis pakyla į tam tikrą lygį. Paskui, kada jūs daro čia vaišnaviškos šventės, prašau dalyvaukit vaišnaviškos šventės. Ir per šventės kažkokį tai tarnybą darykit viešpačiui. Dalyvaukit, net mažyti tarnybą kažkokį tai padarykit. Nebūkit tiesiog stebėtojai, paprasti stebėtojai. Aš atėjau, sudalyvau šventį ir viskas, kažką tai dėl Krišnos padarykit. Papuoškit kažką tai, vieną gėlę atneškit, išplaukit, padalinkit maistą, pagaminkit kažką tai praktinį per kiekvieną šventį, būtinai sudalyvaukit šventėse. Ir pabandykit visą tą laikotarpį anksti keltis ir daryti mangalaratį. Aš žinau, kad šeimos žmonėm tai sunku gali būti, bet aš žinau taip pat iš praktikos, kai būdamas pats šeimos žmogus, kad tai įmanoma. Atsikelti. Ta prasme, bet jūs galite, čia vienas iš mūsų bus, mes mokinsim visus maldas, bet mangalarė tai reiškia, dvasinė praktika reiškia atsikelti anksti. Viena iš esminių dvasinės praktikos aspektų atsikelti anksti nuo 4 iki 5 atsikelkit ir padainuokit viešpačiu ir tada kartuokit savo maldas. Ir jūs pamatysite, jeigu kiekvieną dieną jūs tai darysit, kokį dvasinį šaktį jūs dvasinę energiją turėsit. Jeigu reguliariai laiką išskirsit kartuojimui, kad jūsų niekas netrukdytų, skaitimui, rytinį programą padarykit, tiesiog skirkit viešpačiui trupučių kažkiek tai laiko iš pačio ryto, kada visi miega dar. Praktinį atsidavimą tarnystė, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, paskui laikytis kursus nuo pradžios iki pabaigos, dalyvauti vaišnaviškų šventėse, valgyti Krišna prasadam, tik Krišna prasadam. A paskui po pusmetį galėsit daryti, ką norit. Tai yra keletų tokių dalykų. Paskui, kodėl visa tai yra svarbu? Šeimos žmonės labiausiai kontaktuoja su materialia energija. Mes visi kiekvieną dieną dirbam, mes visi kiekvieną dieną bendraujam su žmonėmis, kuriem neįdomi dvasinė kultūra. Ir ta materiali tarša, jinai labai labai stipri. Tie, kurie gyveno šventykloje, pamokslauja, praktiškai jie, ir tai jie neapsaugoti, bet jų dvasinis progresas visas vyksta labai labai stipriai. Bet šeimos žmonės, kodėl Šrila Prabhupada irgi vienoj paskaitoj, vienam pasivaikščiojime, kada jam uždavė klausimą, ar šeimos žmonės grįš į dvasinį pasaulį, jis grįžtai sakė, kad ne. Ir paskui praėjo keletą metrų, pasako, bet jeigu jie labai rimti dvasiniam gyvenime, jie sugrįš. Mūsų praktika nieko nesiskiria nuo atsižadėjusių. Mes taip pat skaitom, mes taip pat dainuojam, taip pat šokam, taip pat valgom tik paaukotą maistą. Todėl ir tai šeimos žmogui tikrai įmanoma iš ryto skirti laiką Krišnai, per piet
ir vakare. Visos dienos jūs galite užsiimti savo reikalais. Šila Bhaktivinoda Thakura, jis turėjo 13 vaikų ir jis buvo labai atsakingas savo materialiuose pareigose. Jis darė tiek, kiek 3-5 žmonės darė kartu. Jis vienas darė. Jis buvo teisėjas, aukščiausio teismo teisėjas. Bet ir jo praktika dvasinė buvo labai labai griežta ir materiali praktika labai labai griežta. Jo irgi laikas buvo parašytas visas minutėm viskas. Tai va, tai Vidhi Nišedhi. Tai, ką mes su jumis studijuosim, reiškia, asmeninis švaros standartai, asmeninis savybės. Paskui aš tiesiog pradiktuosiu dabar prasadam, virtuvė kokie turi būti, kirtanai, kaip reikia dainuoti, kaip reikia šokti, kaip reikia kalbėti, kaip pamokslauti, kaip bendrauti su atsidavusiais, su dvasiniu mokytoju, kaip bendrauti, kaip su vyresniais atsidavusiais, kaip bendrauti, kaip kreiptis į vaišnavus, kaip su priešingo lyties atstovais bendrauti, kaip nežiūrėti į vaišnavus iš materialių, kad galvoti, jis paprastas materialistas. Meilės santykis tarp atsidavusių, kaip bendrauti su neatsidavusiais, kaip keliauti po šventas vietas, sadhana. Į sadhaną įeina, į praktiką įeina 4 principus: džapa, skaitimas, kaip skaityti, kaip iš tikrųjų, kad atsimintų, tarnystė, praktinė tarnystė, pagrindus, kaip garbinti viešpatį Krišną, askezės, kokius pas mus yra, laiko svarba, kaip panaudoti laiko, ir iš tikrųjų Šrila Prabhupada davė visą seminarą, kaip laiką naudoti teisingai, tinkamai, kur mes švaistam savo laiką, iš tikrųjų. Kaip tylą pastatyti, kaip įvairius mantros. Kaip aratį siūlyti, kiekvienas išmoks, kaip pasiūlyti aratį. Paskaityti paskaitą, kiekvienas iš jūs paskaityti paskaitą paskaitys. Vienu žodžiu, bus įdomi. Tai yra tokie, ir kaip aš paminėjau, 45 minutės iš pradžių, pusė 6, lygiai pusė 6 mes pradedam, 5 minutės dainuojam, 40 minučių, 35 minutės kalbam, 5 minutės klausimai, 15 pertraukai, vėl 45 minutės. Ir taip, tokia sistema yra. Yra klausimų? Mangalarati pagal šventyklos? Tiesiog galit padainuoti prieš paveiksliuką, jeigu pas jūs namuose, arba paaukoti smilkalą ir tiesiog padainuokit, skirkit tą laiką viešpačiui. Jeigu pagal šventyklos standartą, ten gan sudėtinga viską. O laiką? Kaip nurodyti? Atsikelti jau anksti iš ryto geriausia. Ten yra pusė 5 mangalarati? Galit nuo 5 iki 5 normaliai. Iki 5 normaliai. Pavyzdžiui, pačioj pradžioj sugalvojom šventykloj daryti 7 valandą mangalaratį, bet sako, čia yra jūsų tenkinimas tiesiog. 7 valandą. Ne, mes turim normaliai keltis ir skirti laiką. Čia irgi įpračio laiką, kada jūs atsigulėt. Jeigu jūs atsigulot normaliai iki 10 valandų, tada jūs atsikėlėt labai normaliai. Jeigu jūs nevalgot ant nakties, irgi labai paprastai atsikelt. Vienu žodžiu, čia ir jūs realiai pajausit, netgi būdami užsiėmus savo darbais, realų dvasinį progresą. Lietuvoje yra daugybė šeimų bhaktų, kurie praktikuoja labai rimtai, kurie dirba ir praktikuoja. Daug Govinda Prabhu su žmona. Šventyklos prezidentas jis yra jis. Ašvini Kumara Prabhu su žmona, kurie fantastiški bhaktai, kurie visą savo šeiminį reikalą suka tik aplink dvasinį praktiką. Daugybė bhaktų yra, kurie labai rimtai praktikuoja. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra neįmanoma. Tai įmanoma iš tikrųjų. Gerai? Tada mes sudainuosim vieną bhadžaną, kuris visą mūsų atspindi visą kursą. Vadinasi, Šuda Bakata Čara Darėna, prašau padalinkite.
Šuda bakata čara narėno. Dulkės nuo lotosinių viešpaties baktų. Rėno reiškia dulkės. Čarana lotosinis. Šuda bakata čara narėno. Bhajana anukula. Tai yra tobulumas atsidavimo tarnystės. Bakata seva paramasidhi prema latikara mula. Ir tarnystė atsidavusiems. Tai yra prema latikara mula. Prema reiškia meilė, latikara lata tai yra augalėlis, mula reiškia šaknis. Prema latikara mula tai yra šaknis, mūsų meilės viešpačio augalėlio šaknis. Tarnystė atsidavusiems. Todėl vienas iš prašymų buvo praktinė atsidavimo tarnystė. Bakata seva parama sidhi. Parama reiškia aukščiausiai sidhi, aukščiausiai tobulumas. Jeigu jūs paskaitysit Šrimad Bhagavatam, yra labai daug pavyzdžių, kada atsidavusie, kurie tiesiai šviesiai pamatė viešpatį Krišną, ką jie pas Krišną prašo. Leisk man būti ne su tavim, o su tavo atsidavusiais. Jie neprašo, aš viešpat su tavim noriu būti. Leisk man su tavo atsidavusiais. Čia sakoma, parama sidhi, aukščiausias tobulumas yra bendravimo, tarnystė ir bendravimas su bhaktais. Madhava tithi bhakti džanane, džatana palana kore. Madhava tithi, Madhava tai viešpats Krišna, tai viena jo varda. Tithi reiškia palankus dienas. Madhava tithi ir Bhaktivinoda Thakura sako, tokios dienos kaip Krišna Džanmaštami arba Ikadiši, Madhava tithi bhakti džanadi yra motina visų bhakti. Kodėl? Vėl mes prašom dalyvauti visose švenčiuose, todėl kad auga, jūs gaunat entuziazmą. Bhakti džanani, tai yra motina, kurie maitina jūsų bhakti. Jatana palana kore. Krishna basati boli parama adara boli. Ir leiskit, kad aš noriu pasirinkti viešpaties Krišnos žaidimos vietos kaip mano gyvenimo vietos. Ir jeigu jūs negalit gyventi šventoje vietoje, padarykit savo namus šventyklą. Todėl Bhaktivinoda Thakura sako, kad noriu gyventi ten, kur Krišna apreiškia savo žaidimus. Gaur amara Jesabastani karala brahmana rangė. Aš su džiaugsmu keliausiu per vietas, kur vaikščiojo viešpats Chaitanya Mahaprabhu su bhaktais. Tai apie šventos vietos kelionės čia. Šitas bhajanas viskas apie praktinį atsidavimą tarnystę. Jesabastani heriba ami pranai bhakata sangi. Ir ne vienas keliausiu, pranai bhakata sangi, kartu su atsidavusiais keliausiu po šventas vietas. Ne vienas. Sėsa bastana heriba ami. Su džiaugsmu noriu pamatyti ten, kur bhaktai keliauja. Mridanga badė šuniti mana abasarasada džiačiai. Kada aš išgirstu mridangą, mano širdis pradeda norėti prisijungti prie kirtana, tiesiog su džiaugsmu. Kada bhaktai mato harinamas arba kirtaną, jie turi viską palikti ir prisijungti prie kirtaną. Gaura bihita kirtana šunė. Todėl, kad pats viešpats Chaitanya gaura bihita, tai viešpats Chaitanya pradėjo šitą praktiką, gaura bihita, kirtana šunė. Ananda hridoje načia. Ir šitas kirtanas suteikė man be galo didelį džiaugsmą širdyje. Džiugala murti dėkėja mora parama nanda bhoja. Kada aš matau, kaip garbinamas dievybės, parama ananda hoja, aš jaučiu didžiulį ananda, parama ananda, aukščiausią ananda, kada aš matau, kaip garbinamas dievybės. Prasada seva, korėti hoja, sakala prapančia džiaja. Kada aš ragauju prasadą viešpatės, visos mano iliuzijos, sakala reiškia visos prapančia, visos materialius dalykus, aš nugaliu džiaja. Kada aš ragauju Krišnos prasadam, todėl valgykit tik Krišnos prasadam. Garbinkit Krišną ir valgykit Krišną prasadam. Jedina grihi, bhajana dėki, grihiti goloko baja. Kada aš matau, kad mano namuose garbinamas viešpats Krišna, mano namai pavirsta galoka vrindavana, galoka baja. Čarana sidu dėkėja ganga, suka sasima paja. O kada aš ragauju čirinamritą, vandinuką, su kurio buvo maudytas viešpats, aš matau gangą, pati gangą matau. Tai vat čirinamritą irgi reikia reguliariai gerti. Tulasi dėki džiūroje prana madava toša nedžianė. Kada aš matau tulasi, kuria labai brangi viešpačiui madavai, mano širdis džiaugiasi. Todėl, kad tulasi labai brangi
viešpačiui Krišnai. Jeigu jūs tulasi namuose augina tulasi, visas dvasinis pasaulis pas jūs namuose. Gaura priya šaka sivani dživana sartaka mane. Ir kada aš ragauju šaką, kuris taip mėgdavo viešpats Gauranga, tai yra daržovinis patiekalas, aš tiesiog ekstazijai. Dživana sartaka mane. Mano gyvenimas persipilda ekstazija. Bhakti Vinoda Krishna Bhajane Anukula Paya Džaha. Prati Dibasi Paramasuki Svikara Koreitaha. Bhakti Vinoda Thakura priima viską, ką palanku atsidavimą tarnystei Krishnai su entuziazmu. Čia nekalbam apie jokių regulų taisyklių, jo? Tiesiog džiaugtis, šokti, valgyti ir viskas. Tai visą mūsų seminaras bus apie tai. Kaip tik džiaugtis, šokti ir valgyti.
anketas, jo, kokias. Paskui mes susipažinsim su visais smulkiau. Užpildykit, prašau, ir kas užpildys ir ateis sekantį kartą, aš galvosiu, kad jūs pasirašyt iš tikrųjų praeiti visą baltą programą. Ar žodžiu tekstą badžano grąžinti? Čia mes dainuosim, jūs galite čia palikti, mes dar dainuosim jį. Ir sekančiui kartui visiems tada, kas norės dalyvauti, ateis dalyvauti, pirmas namų užduotis toks bus. Ne, paskui po savaitės galėsite atnešti, tas, kuris su anketom ateis, aš žinosiu, kad jūs pasiruošit jau kiekvieną kartą ateiti ir dalyvauti visą programą. Užduotis tada bus toks sekančiam kartui. Kiekvienas iš jūsų turės, kas ateis, parašyti savo planą dvasiniam tobulėjimui pusę metų. Kaip jūs matot, ta prasme sudaryti savo planą savo dvasiniam tobulėjimui pusę metų. Tai reiškia, kad per pusę metų jūs norit padaryti kažką tai dvasiniai praktikai. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aišku, pas mane labai netobulas bus pavyzdys, todėl kad čia aš per metams toks planas. Per metus aš noriu stabiliai, pavyzdžiui, kartoti šventus viešpaties vardus tam tikrą laiką ir tam tikroje vietoje, kad nieką nekreipti dėmesį. Ta prasme, noriu skaityti tiek laiko skirti skaitimui. Reiškia, nepraleisti ten vieną, aš savo dėl savęs konkrečiai. Ir noriu, kad jūs sekančiam kartui padarytų savo dvasinį planą prieki, ką jūs norit per pusmetį padaryti. Reiškia, tai liečia džapą, tai liečia atsikėlimų, tai gali liesti principus, tai gali, reiškia, tarnystį kažkokį tai ypatingą, tai reiškia, arba tiesiog reguliariai kažką tai tokį daryti dėl viešpaties. Ta prasme, sudaryti savo dvasinį planą pusę metų, kol mes darom baktą programą. Ir sekantis tik, prašau man priduoti. Jo. Jeigu tik sutars, ar galėsite susipažinti paskui kitam kartą. Aš nežinau kaip jum, aš tokius planus darau daug metų ir be jokios abejonės 50% gaunasi, 50% negaunasi, bet kada jūs pastovi darot, atsiranda įpratis ir jūs realiai matot pažangą tam tikrą. Aš nesakau, kad ta pažanga bus labai stipriai ir greita, bet tai, kad jūs darot pastangus, tai labai labai matosi. Aišku. Yra klausimų? Čia Hadžanas pati vienoda kultūra. Taip. O mes pabandysim išversti, jis bus dažnokai pas mus, mes išversim jį į lietuvių kalbą. Jūs minėjot, kad matysime dalinti prasadą, tai reiškia, kad bus kažkaip... Čia virtuvė veikia pas jūs? Veikia, jo? Jo, iš tikrųjų, labai paprastai viskas bus. Keletų patiekalų, kurie mėgsta Krišną. Mes tiesiog išmoksim pagaminti. Porą sūrių patiekalų, porą saldžių patiekalų, todėl kad aš irgi vėl susidūriau su žmogum, kuris pradėjo praktikuoti ir nežino, kaip daryti. Ir mes kartu paaukosim, kaip pagal standartus viską reikia paaukoti, kaip pagal standartus pagaminti, kaip pagal standartus viską padaryti tą momentą. Todėl, kad Krišna turi tam tikrus patiekalus, kuriuos jis mėgsta reguliariai. Aišku, labai, jeigu mes mėgstam kažką tai ir siūlom Krišną, tai irgi neblogai, bet mes turim žinoti, ką ir Krišna mėgsta. Čia vienas iš aspektų bus. Pavyzdžiui. Ar kokį papildymį klausimai?
Tris knygas reikia perskaityti eiliškumas ir kažkoks ar... Geriau pradėti nuo savęs pažinimo mokslo, aš todėl, kad savęs pažinimos jo mokslas, aš tada paduosiu kai kurius klausimus, kurios vienam skyriui ten po keletų klausimų. Reiškia, ten, o paskui Prabhupada ir paskui Bhagavad Gita. Jo, knyga biografija. Biografija. Prabhupadas. Čia prašymas, labai nuolankus prašymas, jeigu jūs norit, aš dalyvauti Bhakta programą, todėl kad mano pasiūlymas toks, kad jūs realiai pajausit dvasinį progresą. Bet čia ne per vieną, kad tarsi dienos bėgį gali išsiskaidyti. Jo, mes apie tai kalbėjom, kad kada mes bus visas, pas mus bus keletų paskaitų apie švento vardų kartojimą, kada mes įsiskaldam per visą dieną, efektas kartojimo netoks yra stipras. Jo. Tiesiog pabandykit. Galbūt norėjau tokį klausimą. Man pastoviai problemas yra su anksti atsikėlimu. Ir aš žinau, kad bus su kaimynais konfliktai, kad žinau kaip, kelsiuos 4 valandą eisiu maudytis, vanduo iš 5 aukšto, ten dėl visus aukštus, ir 100% bus problemų ir aš aišku nenusileisiu. Tai jokios abejonės, man į tai daryti, ar kaip ar pagal... Kas daugiabutyse dar gyvena ir anksti keliasi, ar yra baktų? Ir su kaimynais problemų? Nebendrabutis gintarį? Toks šeiminis bendrabutis yra. Ir ten, toksai... Tai yra svaidunesnė bloga, ne? Jo. Ir ten paprasčiausia keltis kiekvieną dieną, aš galėčiau, jeigu tai 100% jau reikia, aš galiu. Bet aš žinau, kad bus problemų. Bet šiaip administracinė tvarka nebaudžiama už nulikimą. Yra vienas praktinis momentas, kaip pavyzdžiui Devamrita Maharaja sako, jūs galite atsikelti, išplauti veidą, pastatyti tilaką, atsisėsti ir kartoti. Ir kada sukartoti, jūs galite 7 valandą eiti maudytis, jokių problemų. Čia ir praktiškumas ir... Problemų, žinokit, aš psichopatas esu, aš mušius, vis tiek. Nes aš žinau, kad ten bus problemų. Tai gal iš tikrųjų tik veidą reikia Ir pėdus, man atrodo, irgi. Jo, rankos, pėdus ir veidą ir viskas. Ir jūs galite atsisėsti ir sukartoti, padainuoti. Todėl, kad čia galų gale ne altorius, jūs galite tiesiog atsisėsti ir tyliai sudainuoti. Ir tikrai aš negalvoju, kad čia sukels kažkam tai neramumas. Nebent jūs labai garsiai kelitės. Ta prasme, kad... Šventykloje Kaune, pavyzdžiui, todėl, kad ten visi, aišku, keliasi labai garsiai ir plus, kada kriauklės pučia, girdisi visą per Laisvės alėją ir kaimynai, kurie gyvena toj gatvėje pusėje. Iš pradžių jie buvo nepatenkinti, bet paskui, sako, pagal jūs galima laikos tikrinti. Ir sako, mes paklausėm, jums netrūko? Ne, mes jau pripratom, viskas gerai. Už 300 metrus girdisi kaip kriauklė, kaip kirta, o jeigu dar kirtanas didelis, sako, viskas normaliai, mes pripratom žmonės. Bet jeigu jūs keliatės labai garsiai, tai tada jo, čia kitas klausimas. Todėl, kad iš tikrųjų tai nėra sudėtinga, kaip tyliai atsikelti ir praktiškai padaryti. Tada, pavyzdžiui, dienoraštis laisva forma? Dienoraštis mes padarysim tam tikri, privalomi bus, jo, jūsų progresas ten, jūs ką darysit, tai yra kaip jūs norėsit, bet, pavyzdžiui, atsikėlimas, džapas, skaitimas, reiškia, jo, tai yra 4 ar 5 bus tokie pagrindiniai, kurie jūs pažymėsit, sukartojau vienoje vietoje arba iš karto, pavyzdžiui, tiek ratų, arba skaičiau tiek, bet galit savo dienoraštį parašyti, kad protas mano, pavyzdžiui, neramus dėl to ir dėl to, kad aš skaičiau, taip ir protas laksta pas mane.
Bet kada jūs pamatysit, jeigu darysit tai kiekvieną dieną, tai tampa įpračiu. Pavyzdžiui, tai seniai žmonės jau mokslininkai pastebėjo, jeigu jūs darot 30 dienų tą patį dalyką, tai tampa jūsų įpračiu. Bet, aišku, jeigu jūs paskui mesit, viskas tai gali dingti, bet jeigu jūs toliau tęsit po 2 mėnesių, tai jūs jau taps tokį įpračių, kurio labai sunkiai atsisakyti bus. Todėl pastovumas yra dorybė guna. Pavyzdžiui, jeigu jūsų paprašysiu visų vieną kartą per dieną tuo pačiu laiku tik vieną smilkalą aukoti, jūs pamatysit, ant kiek tai bus sudėtinga pastoviai daryti. Vieną dalyką minutį užima pasiūlyti, bet tuo pačiu metu į kiekvieną dieną jūs pamatysit, kiek tai bus sudėtinga. Pastovumas yra dorybė. O mes galim tiesiog tikrai užsiimti tikrą dvasinį praktiką, kada mes pakilsim virš aistros ir neišmanimo. Gerai? Ačiū labai, kad jūs tokie entuziastingi. Aš tikiuosi, jūs liksite entuziastingi iki kurso galo. Praktika rodo įvairiai. Bet jeigu mes praėjom, pavyzdžiui, kažkokį, aš nežinau, kokį 15 ar 20 kursų, normaliai bhakti praeina. Ir buvo tokių intensyvių, kasdien buvo kursai, kurie kas vieną savaitę ir vis tiek normaliai, vis tiek daeinam iki galo. Todėl aš labai linkiu jum ir pačiam savo linkiu ir jum linkiu iki galo daeiti, todėl kad iš tikrųjų tai labai gera pasirašymas dvasiniai, pavyzdžiui, jeigu jūs norėsit gauti iniciaciją dvasinį, tai labai rimtas pasirašymas iniciacijai. Ir vienas iš reikalavimų, jeigu jūs norit dvasinį, iniciaciją iš dvasinį mokytojų gauti, tai yra bhakta program praeiti. Galų gale sužinosit daugybę, netgi jeigu jūs paskui nepraktikuosit atsidavimą tarnystėje, vis tiek jūs daug gerų dalykų sužinosit. Dorybingų tokių dvasinių. Šila Prabhupada ki. Ačiū, kad aš užgaišiau jūsų laiką. Vaikutanatą Prabhu ki.